galim pradėti mūsų susitikimą ir jo pradžioje aš norėčiau apžvelgti mūsų dienotvarkę. Pirmą sveikinimo žodį tas Ona Suncovienė ir Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato viršininkas Gintaras Barzdukas. Toliau Gintaras Mažintas, Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato viešosios policijos viršininkas pristatys temą Ar gyvename saugiai, kriminologinę situaciją, policija ir bendruomenė, ko tikimės ir ką galime. Toliau Laura Mažintė, Saugios kaimynystės grupio asociacijos prezidentė, pristatys pačią asociaciją bei temą Saugi kaimynystė Vilniaus mieste, kuo jums gali būti naudinga Saugios kaimynystės grupio asociacija. Toliau turėsim tokį darbelį iš tikrųjų, kad tai bus darbas grupėse su policijos pareigūnais ir jo metu nusistatysime konkrečias kiekvienos bendruomenės problemas ir bandysime padaryti planą, kaip jas išspręsti, kokiu būdu išspręsti ir kuo galėtų padėti policija. Taigi, tai norėčiau pakviesti Oną Suncovienę ir Gintarą Barzduką tarti sveikinimo žodį. Labas, seniūnė. Prašom. Labas vakaras, mėly žirmūniečiai ir gerbėmieji svečiai, kaimynai iš Šnipiškių, Žvėryno, Antakalnio, o svarbiausiai, mėly kaimynai iš policijos komisariato, artimiausi kaimynai. Mėla jūs matyti ir kad įsitikintumėte, kad tikrai jūsų laukiame. Na, šias gėlės mūsų kūrėjai padabino sieną šiomis gėlėmis, jūsų belaukdami, parengė parodą apie angelus ten vestibilyje, kaip rinkotės matėte. Iš tikrųjų, kuriantis žmogus gali labai daug ką. Reiškia, kada šalnos pakanda žiedus, tada jie sukuria savo ir visą laiką neša šviesą ir naujas spalvas į mūsų gyvenimą. Tačiau, kaip žinia, yra ir kitokių, kabutėse, kūrėjų, yra griovėjų, kurie neša negatyvų pradą į mūsų gyvenimą ir viską ardo bei griauna, ką kūrėjas sukuria. Na, manyčiau, kad šio vakaro tema yra labai aktuali, kaip kovoti su tais negatyviais reiškiniais. Tai norėčiau padėkoti myliems kaimynams iš policijos komisariato, kad iš tikrųjų yra neabejingi, kad tai ne pirmasis toks susitikimas ir matome, kas darosi visuomenėje, bendruomenėje, kad iš tikrųjų reikia suprusti ir jeigu policija ateina į pagalbą mums, mes turime ateiti į pagalbą tiek policijai, tiek tapti jos rėmėjais ir nebejingais kaimynais, ateiti į pagalbą savo kaimynams ir savo patiems. Tai kągi dar kartą visus sveikinu, dėkoju ir organizatoriams, ir dalyviams, ir kviečiu tokiai vaisingai diskusijai ir produktyviam darbui ir tolimesniam bendradarbiavimui. Sveiki. Ačiū, seniūnei. Labą dieną. Nes vakaras prasideda tik 18 valandą. Vadinasi, mes turime dar beveik visą valandą dienos. Aš norėčiau pasakyti, kad šiandieninis mūsų susirinkimas bus visai kitoks, negu kažkada mes organizuodavom susitikdami su žmonėmis. Išeidavo policininkai, papasakodavo, ką jie gero padarė, atsiskaitydavo, kiek išaiškino nusikaltimų, kiek sulaikė pažeidėjų, išklausydavo žmonių skundus. Tie skundai dažniausiai būdavo dėl automobilių parkavimo, palaidų šunų ir įvairiausių kitų dalykų. Tai tuo susitikimas, pavadinkime, tarp policininkų ir tarp visuomenės atstovų baigtas. Šiandien mes norime pabandyti šiek tiek kitaip. Šiandien mes norime pristatyti ir šiandien mes norime jūsų nuomonės. Pirmam policijos komisariate yra 305 saugos kaimynystės grupės. Daug ar mažai? Mums policininkams šiai dienai atrodo, kad tai yra daug. Vienos grupės dirba aktyviau, kitos formaliau. Yra ir aktyvių grupių ir aš dėkoju jiem už tą aktyvų darbą. Kaip policijos komisariato viršininkas aš galiu atvirai pasakyti, policija visų nusikaltimų neišaiškins niekados. Jinai niekados jų ir neišaiškins. Tačiau
mes bendrai galime pasiekti, kad tų nusikaltimų būtų mažiau. Nes be visuomenės, be žmonių pagalbos, be žmonių informacijos mes praktiškai niekas. Policininkas neturintis informacijos, jis praktiškai negali dirbti. O kai yra informacija, kai yra bendravimas, tada ir darbas juda į gerąją pusę ir žmonės pasijunta šiek tiek saugiau gyventi. Vilnius miestas didelis Lietuvoje, lygint, aišku, su kitom sostinėmis, tai miestelis yra, bet miestas didelis. Čia verda gyvenimas, čia verda tikras gyvenimas. Yra du miestai Lietuvoje, tegu nesupyksta kiti miestai, bet Vilnius ir Klaipėda. Čia yra gyvenimas. Čia yra linksmiausia gyventi ir čia yra sunkiausia gyventi. Jeigu mes deklaruojame mieste apie 500 000, tai dienos metu mieste būna 700 000, 800 000. Tiek privažiuoja, tiek ateina, tiek turistai, visa kita. Čia verda gyvenimas. Ir todėl nusikalstamų veikų yra daug. Aš kalbėsiu atvirai, per metus pirmo policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje yra Šnipiškių seniūnija, Žvėryno seniūnija, Žirmūnų seniūnija, Antakalnio seniūnija, Verkių seniūnija. Užregistruojama apie 5000 pranešimų apie nusikalstamas veikas. Ir pradedame ikiteisminiai tyrimai. Aišku, jie ne visi pasitvirtina, bet 5000. Jūs maždaug padalykite iš 365 dienų ir gaunasi tas gražus toksai skaičius, kartais net plaukai pasistoja. Kiek dabar tai stoja iš tyrimų? Aš kartoju ir atvirai kartoju, visų nusikaltimų mes neištiriam. Todėl pas mus pagrindas yra žmogus ir žmogaus turtas. Pirmiausia, mes stengiamės, kad būtų išaiškintos nusikalstamos veikos nukreiptos prieš asmenį. Plėšimai, sužalojimai ir po to jau į turtą. Nepykit, tačiau vagystė iš automobilio išmuštas stiklas, ištraukta automagnetolo ar paimtas kažkoks tai daiktas, jisai nėra pagrindinis nusikaltimas. Ir atvirai galima pasakyti, jų ištyrėme kas 5. Pagauni vagį, dirbi su juo ir išaiškini. Tačiau stengiamės viską padaryti, kad kuo mažiau būtų plėšimų, kad jūs saugiau būtumėte gatvėse, kad būtų saugiau jaustis. Tai šiandien mes pabandysime apžvelgti, pristatyti ir gal iš mūsų bendro šio susitikimo gims naujas veiklos baras, kuris mums padės. Jūs mums padėsit, mes jums padėsime ir gausis visai gerai. Tai aš linkiu turiningo bendravimo, siūlyčiau neieškoti nesutarimų, visą kitą. Kiekvienas jūs turite savo nuomonę, mes turime savo nuomonę. Ir turbūt žodį perduosiu kolegai Gintarui. Čia mūsų komisariate 2 gintarai viršininkai, vienas viršininkas, kitas viešosios policijos viršininkas. Ir jisai pratęs susirinkimą. O aš linkiu gero artėjančio vakaro visiems. Aš dar trumpam įsiterpsiu, kad apžvelgčiau, kad vis dėlto kiekvienas susitikimas turi turėti tikslus, tiesa? Ir kad mūsų šito susitikimo tikslas yra, kaip jau minėjau, iš darbotvarkės galima buvo suprasti, kad suprastume jūsų problemas, kiekvienos bendruomenės ir saugios kaimynystės grupės ir pabandytume pasidaryti planą, kaip jas išspręsti, kokios jos yra, kokios dažniausiai pasitaiko ir kaip galėtų padėti policija. Be to, galima įvesiu 2 taisyklės, šiokias tokias lengvas. Pirmoji bus, kad paprašysiu išjungti mobiliuosius telefonus, žinoma. Antroji, kad visi pastebėjimai, klausimai, kažkokie komentarai būtų po kiekvieno pristatymo.
Arba geriausia būtų, jei tai būtų jau po visų pristatymų, kai turėsim kavos pertraukėlę, tada galėsim viską bendrai aptarti, išsakyti kiekvieną savo nuomonę. Taip, o dabar norėčiau pakviesti Gintarą Mažintą, pirmą policijos komisariatą, viešosios policijos viršininką. Aš tai norėčiau dar trečią taisyklę įvesti, kad kuo daugiau užduotumėt klausimų savo tiesioginiams policijos pareigūnams. Ir iš karto aš jums norėčiau pristatyti. Ir... Šiandien mes pasikvietėm tik aukštesniosios grandies policijos pareigūnus, kurie tiesiogiai atsakingi už visą jūsų teritorijų administravimą. Ir aš dabar pristatysiu. Tai yra, pradėkim nuo Antakalnio seniūnijos, kuriai kol kas dar atstovauja Juozas Učkironis, vyriausias tyrėjas, kuris šiandien laimėjo prevencijos poskyrio viršininko postą. Taip pat Povilas Revuskas, vyresnysis tyrėjas. Tai visi antakalniečiai galite uždavinėti jam klausimus ir kuo daugiau, to geriau. Jūs mus verčia tobulėti. Šnipiškių ir Žvėryno teritorijose yra vyriausiasis tyrėjas Kęstutis Trinkūnas ir vyresnysis tyrėjas Mindaugas Kondratas. Verkių seniūnijai, tai yra labai irgi dideliai seniūnijai, vyriausiasis tyrėjas yra Marius Zinkevičius, vyresnioji tyrėja Lina Milašienė. Turbūt daugelis saugios kaimynystės grupių atstovų tikrai pažįstat. Ir Žirmųjų seniūnijai kol kas atstovauja tik tai vienas aukštesniosios grandies pareigūnas, tai yra vyriausiasis tyrėjas Dalius Mikulskis, kadangi savo padėjėjo jūs kol kas neturi, bet ateityje tikiuosi mes turės. Ir turbūt kiekvienas turite savo vaikų, anūkų ir kitų nepilnamečių, tai mes turim vyresnėje specialistę, kuri atsakinga už visą pirmojo policijos komisariato nepilnamečių pareigūnų veiklą, tai yra Natalija Pavlovska. Uždavinėkite irgi daug klausimų. O dabar norėčiau pradėti nuo, aš pereisiu tik tai į tą pusę, kad jūs geriau matytumėt, nuo video klipų. Kaip viršininkas minėjo, šis sutikimas bus praktiškai netradicinis. Ar galiu prašyti, kad man skaidrė paskaidrės, nes kažkaip aš labai toli stoviu. Saugi kaimynystė Vilniuje. Ne visai tikslius skaičius įmečiau, kadangi tiesiog nespėjau, labai nedaug laiko turėjau pasiruošti. Tačiau, kaip matote, pirmasis policijos komisariatas tikrai yra pirmaujantis tarp saugios kaimynystės grupių skaičiaus. Tik viena klaidelė įsivėlė, yra dabar 35 grupės, o buvo parašiau 36. Galima kitą skaidrę. Kas įdomu iš struktūros? Pagrindinės mūsų sutartys yra pasirašomos su daugiabučių namų bendrijomis. Šitie skaičiai, kad čia 93% ir kita parašyta, tai yra sudėta iš kelių vieno ką tik pasibaigusio tyrimo, kur turbūt Laura kažkada pristatys jums sudėtinių dalių. Ir matome, kad iš tikrųjų daugiabučių namų bendrijos sudaro daugiau negu pusę. Čia dalinkim iš pusę, nes kiekvienas respondentas galėjo pasirinkti keletą. Ir visa privačių namų bendruomenės ir sodo bendrijos yra dar viena terpė, su kuria mes sudarom saugios kaimynystės sutartis. Mes neturim to čipsiuko, kad aš spaudyčiau, ne? Gerai. Ir 4 metai, jau 4 metai, kai mes pradėjom kurti šias grupės. Ir mes klausėme žmonių, ar tai veikia. Ir tyrimo atlikto metu paaiškėjo, kad vis dėlto dauguma iš visuomenės narių, štai matote šitus ir šitus skaičius, sako, kad arba visiškai nepagerėjo, arba vos šiek tiek pagerėjo. Ką mes galim dėl to padaryti? Galima sekančiai. Svarbiausia bendradarbiauti tarpusavyje. Ir štai, nors mes sakome, aš daugiau pasakysiu, ne tik tai jūs patys kaip gyventojai sudarę su mumis sutartis sakote, bet ir mes patys ir savivalda lygiai taip pat sako, kad visiškai nepasikeitė komunikacija arba šiek tiek pagerėjo praktiškai niekas. O kad
apskritai situacija nepagerėjo, tai irgi sakom daugiau negu 70%, bet sakom visi. Ir seniūnai, ir policijos pareigūnai, ir lygiai taip pat gyventojai. Tai kas yra? Ko mums trūksta? Pirmą noriu panalizuoti, ko mes siekiame pradėdami saugią kaiminystę. Šitus žodžius jūs turbūt galite perskaityti, tai yra ištrauka iš mūsų pradinio Vilniaus apskrities policijos komisariato plano 2007 metais patvirtinta. Ir sekanti, kokią naudą mes visi matėme, kad žmonių grupės turėjo tapti bendruomenėmis. Paskui turbūt ponas Petras pasakys, kaip tampame bendruomenėmis. Kaimynai pradeda sveikinti, žmonės jaučiasi saugiau, ramiau, sumažėja nusikalstamumas ir apskritai gyventi pasidaro saugiau. Taip, gerai, žiūrim kitą skaidę. Saugi kaiminystė policijos komisariate, turbūt jūs suprantate, kad aš šiek tiek juokaudamas tai sakau, bet iš tikrųjų ir toliau daugelis mūsų visų galvoja, kad situacija turėtų pagerėti. Be abejo, tokios situacijos jau nebėra, nes iš tikrųjų paskutiniai duomenys apie tiek žmonių pasitikėjimą policiją, tiek bendradarbiavimo tamprumą, gal tai pasakysim, tikrai didėja, nes Vilniaus mieste, jeigu jau neklystų, visuomenės pasitikėjimas policijoje sudaro ne 76%. Ir tai yra po visų tų Garliavos įvykių, kur dalyvavo ir Vilniaus policija, tai yra po visų didelį atgarsį rezonansą sukėlusių bylų. Bet aš manau, kad pagaliau atskiriat tiek jūs patys, kaip mūsų kartai žiniasklaida pateikia ir turbūt betarpiškai bendraudami, matote, kad mes iš tikrųjų stengiamės jums padėti. Saugios kaiminystės grupių skaičius. Be abejo, pas mus pirmauja Verkiai, turintis 16 grupių. Čia irgi klaidelį įleidau. Ir Žirmūnai turintis 11. Iš viso turime 35 grupės ir tikrai visų prašome ir siūlome. Aišku, mes čia daugiau sukvietėm jau saugios kaiminystės narius, tačiau žadėjo ateiti ir Žirmūnų bendruomenės atstovai, kurie dar nėra sukūrę tų saugios kaiminystės grupių ir mes iš tikrųjų raginame. Ir toj pasakysiu toliau, kodėl mes žiūrime tą naudą, kad reikia jungtis ir į saugios kaiminystės grupės. Policijos ataskaitos. Prisėdau kelias dienas, pasėdėjau prie policijos registruojamų įvykių registro ir pasižiūrėjau, kuo labiausiai nepatenkinti yra mūsų 5 seniūnijų gyventojai. Tai yra triukšmas, vagystės iš ir nuo automobilių, kelių eismo taisyklių pažeidimai, kas yra daugiausiai parkavimas, aišku, taip pat telefoniniai sukčiai, vagystės iš patalpų, dviračių vagystės, alkoholio vartojimas ir nedidelis chuliganizmas. Toliau. Ką policija šiais metais ir per visus tos 3 metus realiai veikia saugios kaiminystės grupė, kur buvo tiesiogiai nukreipta veikla. Į šitą neįeina ir šitą prevencinės specialiosios operacijos, visiškai neįeina į tai, visiškai neįeina tyrimas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų. Tačiau dviračių žydėjimo akcijos buvo organizuotos Žirmūnuose ir Antakalnyje. Informacijos perdavimas elektroniniu ryšiu iš tikrųjų vyko labai dažnai. Buvo, tai aišku, kažkas iš jūsų informuojami ir lankstinukais, kurie neturite elektroninio ryšio, o visi kiti, kai pradėjo mūsų komisariato teritorijoje įsiausti telefoniniai sukčiai, mes iš karto į tai reagavom ir siuntėme. Be abejo, patrulių rinktinės pajėgų pritraukimas. Nežinau, ar daugelis iš jūsų žino, tačiau mes su patrulių rinktinė esam sudarę tokią konfidencialią sutartį, apie kurią niekam nesakom. Ir jūsų saugios kaiminystės grupių teritorijos yra nurodomos jų maršrutuose. Ir tai, kad vakare, tarkim, prie jūsų namo privažiuoja policijos automobilis ir šiek tiek pamirksi švyturėliais, tai reiškia ne tai, kad jūsų kieme kažkas atsitiko, kažkoks įvykis, o tai reiškia, kad atvažiavo policijos pareigūnai, pamirksėjo, kad tie visi nusikaltėliai potencialūs dingtų iš tos vietos. Tai čia yra mūsų dėka ir iniciatyva. Toliau, stendai ir susitikimai. Dabar aš neturiu informacijos, ar visos saugios kaiminystės grupės turi stendus saugios kaiminystės. Gal vėliau, bendraudami su vyriausiais ir vyresniais tyrėjais, jūs tai išsiaiškinsit, bet mes siekiame, kad visi tie stendai būtų jūsų teritorijose. O susitikimai, kiek parodė tyrimas atliktas Vilniaus mieste, netenkina susitikimų skaičius būtent saugios kaiminystės narių. Tačiau, ar visi gavome viską, ko tikėjomės? Tarkim, ar aš galiu prie jūsų prieiti.
Ar mes gavom, ko tikėjomės? Jūs tą, tarkim. Nu, aš dar kol kas nesu sutarties subjektas. Supratau, bet jūs esate žirmūnietis? Ne, aš šnipiškėtis esu. Šnipiškėtis. Jūs esate bendruomenės narys? Taip, nu, bendruomenės, bendrijos narys esu. Supratau, tai jūs atėjote čia tikėdamas sužinoti, kaip įkurti saugios kaimynystės grupę. Supratau, atsiprašau, nes aš tikrai galvau, man dabar reikia dalintis, kalbėti senbuvėms nariams ir kalbėti tiem, kurie tik tai gali tapti. Tada prisiminkime, ką žadėjome pasirašydami sutartį. Policijos įpareigojimai, kaip žiūrime į mūsų plane išdėstytas nuostatas, tai yra praktiškai ne tai, ko iš mūsų daugelis reikalauja. Iš tikrųjų, mums daugelis skambina, padėkite ten, atlikit mūsų darbus, tarkim, išveškite šiukšlės, paimkite seną šaldytuvą. Neseniai prieš 3 dienas, ne prieš 3, šiek tiek anksčiau, kai buvo pilnatis, tai iš viso gaudavau laiškus į tokius iš 6 planeta gmail.com. Ten irgi spinduliai iš ateiviai eidavo, tai įsivaizduokit, kiek mes turim darbų, kurių iš tikrųjų neturėtumėt atlikti. O pagrindinis mūsų dalykas, tai mes pateikėm jūs informaciją pavyzdžiui, apie kriminogeninę padėtį, apie tai, ką mes siūlome, kaip jums apsisaugoti. O iš tikrųjų, pati visa iniciatyva turi iš jūsų išplaukti. Žinot visą laiką, kad turbūt jau žinot tas tendencijas, kad policija buvo optimizuota ir toliau optimizuojama. O ką tai reiškia? Be abejo, tai šiek tiek funkcijų mažinimas yra, bet tos funkcijos, aišku, turėjome minį apsaugos policiją, kuris sudarė labai pakankamai didelę dalį policijos pareigūnų. O pareigūnų skaičius mažėja ir mažėja. Be abejo, žinot, visi sunkiai ištvėrėm sunkmetį, policija ištvėrė irgi labai sunkiai, nes buvo nurešta daugiau negu trečdalis tų lėšų, kurias turėjom. Ačiū Dievui norėjau pasakyti, bet jau antras mėnuo, kai mes turim pakankamai degalų, kad išvyktumėm į įvykio vietas. Dabar žiūrim, kągi vis dėlto prisėmė saugios kaimynystės grupės. Ir aš norėčiau, kad kiekvienas saugios kaimynystės grupės vadovas paskaitytų. Ir pagrindinis yra dalykas tai toks. Visiems nariams, taip, visiems saugios kaimynystės sektoriaus nariams pristato pačią viską apie veiklą, visą informaciją, organizuoja sektoriaus nariams susirinkimus ir mokymus. Ir man tikrai labai įdomu, šito paprastai saugios kaimynystės grupės tikisi iš policijos, o iš tikrųjų tai prisėjame savo šitus įsipareigojimus. Ir ką mes galim padaryti, kad viskas pasikeistų? Taip, mes galim padėti, mes galim jūs nukreipti, bet mes norim labai ir jūs pritraukti ir aktyvą. Ir iš tikrųjų, kaip minėjo mano viršininkas, kai bus workshopas, tas darbas grupėse, tikrai išdėstykite savo problemas, bet ne tik išdėstykite, o ir pagalvokite, kaip jas galėtume spręsti. Policijoms visada ateis į pagalbą. Mes niekada neatsisakome padėti, tačiau jūs patys turite tiksliai žinoti, kaip ir kokiam priemonėm mes galime spręsti tą problemą. Ir man toks kilo klausimas, ar pakanka vien įsteigti saugios kaimynystės grupę, kad viskas pajudėtų ir kad automatiškai sumažėtų nusikalstamumas, automatiškai mes pažinotumėm visus kaimynus ir automatiškai mūsų aplinka taptų saugesnė. Pasižiūrėkite iš šitą namą, kokioje vietoje bent pakabintas stendas saugios kaimynystės grupė. Pasižiūrėjęs į šitą atsilaupojusias senas ir pripaišytas grafiti, tikrai nekyla niekam mintis ir kyla netgi abejonė, kad saugi kaimynystė nelabai turbūt gerai veikia šitoj aplinkoje. Ir tokia problema kilo, kad štai čia yra irgi duomenys iš to atlikto tyrimo. Tačiau iš tikrųjų pagrindinė problema, kurią aš matau, tai yra aktyvių narių veikiančių saugios kaimynystės grupėje skaičius. Pasižiūrėkit, ką tyrimai parodė. Dalyvauja visi, tai yra tik tai 14,3% visų žmonių. Ką reiškia visi? Jeigu saugios kaimynystės grupė yra, tarkim, įsikūrusi daugiabučio namo laiptinėje, ar tarkim 2 laiptinėse, kur yra kokie 40 būtų, tai visi yra žmonės laikomi, tai yra 40 turėtų būti dalyvių. Tačiau dažniausiai tų dalyvių iš 40 tam namuose būna 1 arba 2 arba 3. Ar turit kas nors kitą nuomonę? Būna daugiau? Kai kur būna, iš tikrųjų. Tai va, tai svarbiausia pritraukti. Kaip dabar pritraukti tuos aktyvius narius? Nesu
komunikacijos ekspertas, kad galėčiau pasakyti viską, kaip turėtų būti. Tačiau remdamasis kelių užsienio valstybių patirtimi galėčiau pasakyti taip. Nuo ko pradedam ieškoti? Dabar jūs esate saugios kaiminystės grupių aktyvistai. Daugelis. Ar žinote, kas jūsų kieme, kokie gyvena valstybės tarnautojai? Policininkai, ugniagesiai, netgi gydytojai, savivaldybės pareigūnai, juk savivaldos pareigūnai yra ne tik tai seniūnai, yra labai daug skyrių, sveikatos apsaugos ministerijoje pareigūnai ir labai tie žmonės yra šiek atsakingi, jie įpratę vadovautis įstatymais ir ypač valstybės tarnybos įstatymų savo darbe, todėl jie be abejo norėtų, jos lengviausia būtų prikalbinti, dirbti kartu su jumis. Todėl pirmiausia pasidarykite savo sąrašą, kiek yra tų tokių žmonių, valstybės tarnautojų jūsų aplinkoje, kur jūs norit kurti saugios kaiminystės grupę. Lygiai taip pat bendruomenių nariai. Štai bendruomenių veikiančių kaip juridinių objektų nariai, reta bendruomenė turi, veikianti netgi Vilniaus mieste, turi labai daug narių. Iš tikrųjų reta, tų, kurie dirbtų aktyviai. Tačiau jie yra potencialūs jūsų padėjėjai. Ir jeigu juos sudominsite, aš manau, kad tikrai nesisakytų ir net nežinau, ponas Petrai, jūs paskui gal pasakysit, ką manote apie saugios kaiminystės grupės sukūrimą. Gerai? Aišku, daugiabučių namų statybos bendrijų valdybų nariai. Jau vien valdyba yra turbūt mažiausiai iš 3 žmonių, ar ne, iš kurios dar renkamas pirmininkas. Aš galbūt tiksliai nežinau, jūs žinot geriau. Tai va čia yra tas irgi potencialas, į kurį reikia kreiptis. Mokytojai, be abejo, mokytoją labai lengva įtikinti, sakyti, tu mokytojau mokai vaikus, kad jie nedarytų nusikaltimų ir išauktų dorai sąžiningai žmonėmis, be abejo, tu turi dalyvauti mūsų grupėje. Ir paprastai turbūt ir saugios kaiminystės grupėse yra mokytojų. Senjorai. Senjorai irgi, dalis senjorų, kad jūs žinotumėt, anksčiau irgi buvo valstybės tarnautojai, buvo policijos ar netgi milicijos pareigūnai, jie irgi yra tas potencialas, kurį galima išnaudoti. Bet reikia rinktis tos aktyvistus, nes įvairių tokių žmonių. Yra žmonės, kurie nori aktyviai dalyvauti veikloje, yra kur ne. Tačiau, kai žmogus praranda darbą, ta prasme išėjęs į pensiją, jam reikia kažko pakeisti veiklą. Todėl visą laiką reikia tuo momentu surasti ir patraukti. Ir kas geriau, negu jūs kaimynai žinote apie tokius žmonės. Juk vis tiek pasikalbat kažkada. O jeigu ne, tai reikia pradėti kalbėtis. Mamos auginančios mažus vaikus irgi yra potencialas. Jos yra suinteresuotos, kad tie vaikai augtų saugioje aplinkoje. Ir lygiai taip pat jos, tarkim, jos nėra taip, kad jos būtų visiškai namų šeimininkės, bet didelę laiko dalį jos praleidžia namuose ir tam tikras funkcijas jos tikrai galėtų atlikti. Ypač kas liečia interneto sklaidą, suras kažkokią informaciją ir ją paskleisti, iš tikrųjų jomis galima turbūt pasinaudoti būtų. Jaunimas. Jaunimas yra pagrindas ir pasakysiu kodėl. Tarkim, daugelis žiniasklaidoje sako, kad jaunimas yra nuo 18 iki 35 metų. Galbūt ir taip, bet mes paimkime ir kitokius skaičius. Aš ėmiau jaunimą, kur yra moksleivių ir studentų organizacijų nariai. Yra tokia moksleivių sąjunga, yra mokyklose įvairios tarybos moksleivių. Jeigu pabandysit pabendrauti su ta mokykla, kuri yra jūsų rajone, galbūt jūs rasite ten kažkiek tai tų vaikų, kurie aktyviai domisi visuomeninė veikla. Lygiai taip pat per vaikus jūs galėsite traukti ir tėvelius. Studentus irgi yra studentų organizacijos, ypač tai turbūt aktualu Antakalniui, kur yra labai daug bendrabučių. Irgi galima pritraukti į saugios kaiminystės grupės tos studentus. Jie yra iš tikrųjų aktyvūs, jie dar darbų neturi, taip kad geriau juos įtraukti į šitą visuomeninę veiklą, negu į alaus gerimą ir visus kitus. Dabar bet kokių veikiančių nevyriausybinių organizacijų nariai. Lietuvoje yra labai daug nevyriausybinių organizacijų ir ypač pacientų, tarkim, ar apie Daniją iš vis kalbant, ten 20 žmonių sudaro kokias turbūt 5 nevyriausybinės organizacijas. Ir filatelininkai, ir entomologai, ir labai jau daug yra įvairių. Tai va, tokius žmonės irgi lengva suinteresuoti. Palanki situacija. Ką aš pastebėjau? Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų protrūkis. Jeigu jūsų kieme nuvarytos 2 ar 3 automobiliai, arba nebūtinai nuvaryti, jie yra apvogti, arba iš jų kažkas įbrėžtos padangos, ar pradurtas, ar įbrėžtas šonas,
šitie nukentėjusieji yra potencialūs saugios kaiminystės grupės nariai, nes būtent tada, kai jis patiria tą nusikaltimą savo kailiu, tik tai tada jisai pradeda domėtis, kaip aš turiu apsaugoti. Na ir netikėtai nukritusi visiems kaimynams aktuali problema, tai čia irgi visi suprantat. Jeigu užsimanys kažkas tai pasistatyti vietoj mokyklos stadiono golfo lauką, tai be abejo visa bendruomenė gali pasipiktinti ir susiorganizuoti. Galiu? Kokią naudą galime gauti? Sukūrus saugios kaiminystės grupę, jeigu jinai veikia gerai, saugumo jausmą turite, kai vienas kitą pažįstat. Einat, sveikinatės, kai pamatot nepažįstamą žmogų, jau jūs iš karto galvojate, kas tai yra, klausėte kito kaimyno ir jau imate saugotis ir neprarandat budrumo. Mažiau nepagristų skundų įvairioms institucijoms. Apie šitą aš jau minėjau, kartais mėnulio šviesos žmonės ir jis skambina ir būna labai daug nepagristų skundų, kai kartais gali vienas žmogus dėl kito kaimyno, tarkim, 14 kartų per vieną dieną paskambinti policiją ir pranešti. O tam žmogui paskui, atsiprašau, 14 kartų reikia sakyti, ne, aš to nedariau, aš buvau geras, čia pasivaideno tam kaimynui. Daugiau problemų išsprendžiame patys. Be abejo, tų problemų yra daug, bet aš net nepasakysiu čia tom problemomis. Čia yra iššūkiai ir jūsų fantazija. Tarkim, jūs sugalvojat, ko jūsų kiemui reikia, kad būtų saugu, tai 20 žmonių lengviau išspręs problemą negu vienas, ar negu 3 aktyvistai. O jeigu jūsų bus tūkstančiai, tai jūs iš viso šitas problemas jau galėsite kelti ir vyriausybinių lygmenių, ir būdami lobistai netgi iškelt ką nors Seimo narius. Aš čia truputėlį čia užbėgau į priekį. Na ir matom, draugiškas ateiti pagalba motyvuotas pareigūnas, be abejo, kiekvienas pareigūnas yra irgi žmogus, jeigu jisai dažnai bendrauja su saugios kaiminystės grupės nariais, jisai be abejo bus labiau motyvuotas padėti tam žmogui. Vien dėl to, kad jis jį labai gerai pažįsta ir jau žino problemas, jam nereikės iš naujo gilintis tą situaciją. Kokią naudą galime gauti ekonominis aspektas? Aš apie jį kalbėsiu labai trumpai. Tai yra saugos priemonių įsigijimas ir eksploatacija. Lygiai taip pat, ar vienas žmogus įsigys vaizdo kamerą ir eksploatuos, ar 40 žmonių įsigys 2 vaizdo kameras. Ir ar vienam žmogui taikys nuolaidą kažkokia prekybinė firma, ar 40 žmonių. Ir lygiai tas pats su visais kitais. Dabar ir parašiau, kad mažai ir bus daugiau, tai paskui kalbės kitas prelegentas. Dabar pasiūlymas pamastymui, aš jau baigiu, čia yra prieš paskutinę skaidrę. Kuo gali policija labiau prisidėti prie jūsų saugumo ir būtent prie jūsų tų poreikių. Jeigu kartais jūs nusprendžiate, kad tam, kad svetimi automobiliai neliptų ant jūsų žalių vejų, nestatytų ant šaligatvių, nestovėtų po ženklais ir nusprendžiate, tarkim, pasistatyti užtvarą arba įsigyti kažkokias tai vaizdo priemonės ar belę ką, kažkokius bortelius įsikalt ir jūs norite tai įgyvendinti. Ką jūs turėtume daryti? 290 straipsnis yra tas, kuriuo mes galim prisidėti. Bet mes tokį pasiūlymą siūsime jums, kad jūs, gerbėmieji saugios kaiminystės grupių nariai, per mėnesį privalote imtis priemonių išspręsti šitą problemą. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, tai yra įstatymai, mums tas leidžia. Tai nereiškia, kad jūs turėsite imtis staigiai mesti šitą visus darbus ir eiti patys gaudyti tų pažeidėjų. Tikrai tas nereiškia. Bet jūs, gavę mūsų tokį pasiūlymą raštišką, galite kreiptis, tarkim, į savivaldybę ar kitas įmonės, kurios ir parengti projektą, kreipdamiesi, kad tai įgyvendinti. Ir jeigu jūs kreipėtės į savivaldybę, kad jums leistų koliukus padaryti, ar ne? Ar gali juk savivaldybė pasakyti, kad ne, ten netikslinga, jūs mums įrodykite tikslingumą. Tai štai šitas mūsų pasiūlymas raštu atsiųstas ir jisai bus paremtas keleto tokių teisės pažeidimų išaiškinimų, bus jums tas teisinis argumentas, kurį jūs galėsit panaudoti įtikinti savivaldybės ar kitų institucijų valdininkus. Tai va čia yra vienas iš tų ir čia pasiūlymas pamąstymui, dėl to aš apie jį daugiau nekalbėsiu dabar. Tai va, linkiu visiems sėkmės, atsiprašau, kad savo limitą viršijau. Žirmūnų bendrijos pirmininkas. Labą dieną, Petras Demšė, Žirmūnų bendruomenės pirmininkas. Pranešimas labai įdomus ir turiningas, ir skaičiai ir viskas labai gerai.
Aiškia, kokią mes matom viziją bendruomeniai. Bendruomeniai, aišku, Žirmūnų bendruomenė plačiu mastu kaip bendruomenė, bet, aišku, tų aktyviųjų žmonių savaime, aišku, nėra daug. Jų yra kelios dešimtys, todėl mums irgi aktualu, kad kiekvienoj seniūnaitijoj, kadangi Žirmūnų seniūnija padalinta į atskiras gabalus, seniūnaitijas yra seniūnaičiai. Čia irgi viena iš, taip sakant, visuomenės bendruomenės atstovų. Todėl, per seniūnaičius irgi galima mėginti pradėti organizuoti saugios kaiminystės grupės. Mūsų vizija galbūt arba matymas būtų toks, kad keli namai sudaro kaimyniją, 3, 4, 5, kaip patogiau, kadangi tai ne tik tai, kaip sakant, laiptinė ar būtas, bet taip pat ir teritorija. Ir teritorija, kiemas bendras, komunikacijos, privažiavimai ir taip toliau. Ir kad tai būtų matoma iš vieno lango, iš vieno namo arba iš kito. Kaip sakant, tada galima burti iš įvairių namų tos saugos kaiminystės grupių narius. Šitas gerai, kad Žirmūnuose yra, tiesą sakant, aš dar nežinojau, bet tai labai smagu ir ačiū, kad čia yra iniciatorių. Tikiuosi, kad mes pabendradarbiausim. Tai tiek noriu palinkėti sėkmės, kaip ir policijai, taip ir mums, bendruomenėms, dirbti kartu. Dabar pakviesim Laurą Mažintę, Saugios kaiminystės grupės asociacijos prezidentę, kuri pristatys asociacijos naujienas bei savo pristatymą. Labas vakaras visiems. Pirmiausia, noriu paklausti, kiek čia yra veikiančių saugos kaiminystės grupių atstovų. Šaunuoliai, jūs jau esate. Tai truputėlį padarysiu įžangą ir papasakosiu apie tai, kaip atsirado asociacija, o jūs jau patys galėsite nusispręsti vėliau ir sugalvoti, ar jinai yra reikalinga ar ne. Kaip Gintaras ir minėjo, buvo atliktas tyrimas rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais Vilniaus mieste. Kaipgi ar yra ta saugi kaiminystė, ar jinai veikia, ar jos reikia galų gale Vilniečiam. Tyrimo rezultatai yra labai prieštaringi. Ir kai mes 3 respondentų grupių paklausėm, kuri iš partnerių yra svarbiausia, nes pagal dabar galiojančią sutartį saugios kaiminystės programoje dalyvauja ir policija, ir savivalda, ir pati bendruomenė. Tai situacija pasirodė tokia, kad policija sako, kad turėtų būti svarbiausi elementai bendruomenė ir savivalda. Savivalda sako, kad svarbiausi dalyviai tai yra policija ir bendruomenė. Tai šituo atveju aš pati esu linkusi pripažinti bendruomenės požiūrį, kaip jinai pati, kaip tie žmonės, kurie realiai dirba, vertina, kas iš šitų partnerių programos yra pats svarbiausias. Svarbiausias yra bendruomenė. Antroji vietoj yra policija ir neretai atsitinka taip, kad policija dabar yra tas iniciatorius ir šito susirinkimo iniciatorius irgi yra policija. Bet neretai dėl darbo krūvių, dėl žmonių riboto skaičiaus, dėl įvairiausių kitų priežasčių, tas procesas nevyksta taip greitai, kaip galbūt norėtųsi. Tų saugios kaiminystės grupių yra pakankamai mažai ir kas dar svarbiau, tai, kad tos grupės yra išsibarsčiusios. Jos kiekviena dirba atskirai savo, nelabai žinodamos apie tai, o ką daro jų kaimynas, o kokią patirtį jisai turi, kaimynas kaip saugios kaiminystės, kita saugios kaiminystės grupė. Būtent tyrimas ir nulėmė tai, kad mes nusprendėm įkurti asociaciją,
kuri taptų tarpiniu elementu, kuri paskatintų kalbėti šitą temą, kuri galbūt atgaivintų tą saugios kaiminystės programą Lietuvoje ir žinoma pirmiausia Vilniuje. Taigi, asociacijos misija yra suburti bendruomenės, tai egzistuojančias žmonių grupės ir nebūtinai turinčias juridinio asmens statusą bendram tikslui - sukurti saugesnę aplinką Lietuvoje. Tai, kaip mes kiekvienas gyvenam, nuo viso to, ką mes darom, priklauso mūsų pačių pirmiausia gyvenimo kokybė. Ir policininkas, jisai gali ateiti, gali padėti, bet kuriuo atveju, net ir atvažiavęs patrulis, išspręsti kažkokios tai problemos, jisai išvažiuoja ir neretai tie aktyvistai ir toliau lieka su ta problema, kurią net nežino, kaip spręsti, kur kreiptis ir ką toliau daryti. Asociacija pirmiausia stengsis sukurti palankę teisinę aplinką, kadangi pagal dabartinę situaciją nėra jokio apibrėžimo, kas saugi kaiminystė apskritai yra. Tai nėra įteisinta jokiam teisės dokumente ir sutartys, kurias jūs pasirašote, irgi yra pernelyg abstrakčios ir nereiškinčios labai konkrečių įsipareigojimų. Tarkim, kad kažkas imsis organizuoti susitikimus, kurie bus organizuojami nerečiau kaip tokiu ir tokiu dažnumu. Nėra numatyta forma, kokia jūs gausite informaciją iš policijos ir manau, kad daugumą pasakysite, kad tos informacijos netgi konkrečiai ir nelabai gaunate, nes policijos pareigūnai, jie neturi tam laiko. Tai tam, kad atsirastų sąlygos vystyti tas programas, kurios yra labai populiarios užsienyje ir aš pati asmeniškai tikiu, kad jos vienintelė priemonė, kuri gali užtikrinti tai, kad mes jaustumėme saugesni, kad mūsų galų gale turtas būtų saugesnis, tai esam mes patys. Saugi kaiminystė tai yra visų pirma santykiai su kaimynais, santykiai su ta aplinka, kurioje mes gyvename. Tačiau tai tuo pačiu yra ir santykiai su policija bei savivalda ir kitom valstybės institucijom. Neretai turbūt pripažinsit, kad tie santykiai ne visą laiką yra tobuli. Kartais yra nedrįstama tiesiog kreiptis ar į policijos pareigūną, kartais nerandama laiko užeiti pas seniūną kažką tai pasakyti, galbūt netgi ir susitikti su tuo kaimynu, kuris turi problemą čia ir dabar ir kuris gyvena visai šalia jūsų. Būtent tam ir ta linkme ir dirbs asociacija, kuri stengsis surinkti informaciją iš jūsų jums tinkamiausių būdų ir perduoti ją toms institucijoms, kurios realiai jums galės padėti. Vienas iš mūsų veiklos tikslų yra stiprinti gyventojų pasitikėjimą tiek policija, tiek savivaldos institucijomis. Kad aš asmeniškai norėčiau, kad praėjus keletui metų šita salė mums jau būtų pernelyg maža. Dabar visi jaukiai čia susikūrėm, įsikūrėm ir tilpom. Labai tikiu, kad tų aktyvistų, tų, kurie supranta, kad niekas gerasis dėdė policininkas tikrai neateis ir nepadarys tvarkos pas jį kieme, jo bute, ar nenubaus ten jo kaimyno taip, kad jisai nebūtų linkęs nusikalsti ir toliau. Būtent pasitikėjimas atsiranda iš komunikacijos, iš tų ryšių, iš tų susitikimų, iš to bendravimo, kuris vyksta kiekvieną dieną. Kuo dažniau jūs užeisit į policijos komisariatą, kuo daugiau laiko jums turės ir galės skirti policijos pareigūnas, kuo tiksliau jisai išsiaiškins, ko jums konkrečiai reikia. Ir kai jūs kartu sukursite priemonės, numatysite būdus, kaip išspręsti jūsų problemas, tuo pačiu jūs kartu ir būsite atsakingi už visą tai, ką jūs susitarėte. Būtent tam ir bus skirtas šios dienos workshopas, kuriam dalyvaus tiek policijos pareigūnai, tiek ir jūs. Jo rezultate turės atsirasti
tam tikras tarpusavio susitarimas, o ką jūs darysite tą linkme. Ir vėliau aš paprašysiu, kad tai, ką jūs šiandien surašysite, būtų perduota kaip kopijos policijos pareigūnams, kurie iš savo pusės jūs šiek tiek draugiškai pakontroliuos, ar jūs padarėte visą tai, nes, kaip Gintaras sakė, jie turi tokią teisę, pasirodo. Tiek ir jūs galėsite atsinešti tą dokumentą ir sakyti, mes juk susitarėm. Kodėl šito nėra padaryta? Vienas iš dar labai svarbių dalykų yra švietimas. Iš to dažnai žmonės lieka su savo problema vieni, vien tik tai dėl to, kad jie nežino, kaip ją išspręsti. Jie apskritai saugios kaiminystės programos žinomumas Lietuvoje yra labai menkas ir tai, kas buvo padaryta prieš kelerius metus, jau baigia visiškai pasimiršti. Tai pirmiausia, kad įvyktų kažkoks tai didesnis bendruomenių, visuomenės pokytis, žmonės turi žinoti, ką jie nori padaryti. Tam asociacija ir skirs pakankamai daug savo veiklos, ateidama, mokydama jūs, kaip visą tai padaryti, kaip bendrauti galų gale su ta pačia policija, kaip rengti savo pranešimus, į ką kreiptis vienu ar kitu klausimu. Ir žinoma, dar vienas svarbus darbų baras tai yra ta geroji praktika, kuri ateityje turėtų atrodyti taip, kad jeigu jūs, tarkim, žinote, kad jūsų aplinkoje padaugėjo vagysčių ir jūs esate daugiabučio gyventojas, kad jūs turėtumėte kažkokią tai vietą, kurioje galėtumėte atsidaryti ir pasižiūrėti, o ką kiti daugiabučių gyventojai yra padarę šitoj srityje ir kaip jie išsprendė tą problemą. Nes galbūt tie sprendimai, kurių jūs labai ilgai ieškosite aplinkiniais takais, jau yra praeiti tie takeliai kitų ir jūs galite tiesiog paimti ir padaryti tą patį. Ir kaip ir minėjau, mūsų dar viena misija tai yra skleisti tą saugios kaiminystės žinią ir pasakoti žmonėms apie tai, kas tai per programa, kodėl jos reikia ir kam jinai gali būti naudinga. Ar tik policijai, ar tik savivaldai, ar vis dėlto patiems žmonėms. Tyrimo metu paaiškėjo, kad netgi tos grupės, kurios veikia pakankamai aktyviai, visi dalykai, kurie yra atliekami, šiuo metu yra atliekami pačių žmonių jėgomis. Jeigu jūs savo kieme nusprendėte įrengti papildomą šviestuvą arba įsirengti šlagbaumą, net pradėję mėginti kažką tai daryti, jūs susidurėt su ta situacija, kad jūs visą tai turėsit patys ir sumokėti. Tada prasideda tos pačios problemos, kurios yra dažnoj bendryjoje, kad atsiranda tų, kurie nenori mokėti, kiti sako noriu ir galų gale visą tai ir užsimiršta ar lieka nepadaryta. Tai asociacija per keletą metų po to, kai jinai sustiprės, nori tapti jūsų partneriu, kuris gali jums pasiūlyti kažkokį tai sprendimą, galbūt paramą ar dalinę kompensaciją tų išlaidų, kurios yra skiriamos jūsų saugumui. Kaip pastebėjo turbūt, nei vienas iš policijos pareigūnų nepasakė konkrečių skaičių, o kaip vis dėlto reikia tos saugios kaiminystės. Ar jinai veikia ir ar tai yra naudinga žmonėm? Kiek sumažėjo nusikaltimų tose teritorijose? Kaip jie pasikeitė? Ar pasikeitė žmonių pasitenkinimas, ar pasikeitė žmonių saugumo jausmas? Tokių tyrimų Lietuvoje nėra. Pasaulyje jie irgi dar tik tai pradedami vykdyti. Ir manau, kad ta informacija, kuri būtų surinkta įvairių tyrimų metu, galėtų tapti puikia baze tiek pačiom saugios kaiminystės grupėm, būrent ir įtraukiant į savo veiklą kitus narius, tiek policijai kaip papildomi argumentai, kodėl visą tai reikėtų daryti. Taigi asociacija mėgina tapti tarpininku tarp bendruomenių, saugios kaiminystės grupių, pačių aktyvistų ir
visų kitų institucijų, kurios yra šiek tiek aukščiau ir kurios neretai nuleidžia savo sprendimus, su kuriais kiekviena iš šitų šaknų turi gyventi. Kodėl mums taip turėtų pavykti? Visų pirma, todėl, kad kreipdamasi kiekviena atskirai, ar tai būtų grupė, ar tai būtų bendruomenė, tai yra tik tai vienas balsas. Tuo atveju, jeigu kreipiasi daug balsų, valstybės pareigūnai, tiek policininkai, tiek valstybės tarnautojai, jie negali neišgirsti tos iniciatyvos. Ir tam, kad tas balsas taptų svarbesnis, ir yra asociacija, kuri surinks informaciją iš pačių grupių, bendruomenių ar šiaip aktyvių žmonių, perduos ją atsakingoms institucijoms, iš atsakingų institucijų gaus tam tikrus projektus, pakeitimus, kažkokias tai mintis ir savo ruoštų perduos visą tą informaciją toms šaknelėms, kurios iš tikrųjų užtikrina visako gyvybę. Tiek tai, ką aš dabar kalbu, tiek tai, ką kalbėjo Gintaras, jūs rasite savo medžiagoje. Tai jeigu tiesiog norėsite peržiūrėti dar kartą vėliau. Ko gali tikėtis asociacijos nariai? Tai visų pirma, dalyvauti asociacijos inicijuotose projektuose, kurie užtikrina jūsų saugumą. Kaip žinote, ES dabar skiria pakankamai daug lėšų ir ateinančiam finansiniam laikotarpį, būtent šiai krypčiai, pinigų yra pakankamai nemaža dalis numatyta. Galima padaryti labai įdomių ir gerų dalykų, tačiau saugios kaiminystės grupė, kuri neturi juridinio asmens statuso, jinai net negali pretenduoti į ES fondų paramą. Todėl, kad ją gauti gali tik tai juridiniai asmenys. Būtent tam ir yra asociacija, kuri atstovaudama jūsų interesus taps jūsų projektų partneriu ir tuo, kuris galbūt prastums tam tikrą jūsų idėją ir suteiks ją gyvybės. Asociacijos narys turės daugiau galimybių realizuoti savo idėjas, galbūt jas išdirbti iki galo, remdamasis gerąją praktiką. Mes planuojam organizuoti mokymus pačioms saugios kaiminystės grupėm, kaip vis dėlto turėtų elgtis lyderis, kaip jam formuoti tą aktyvių žmonių kolektyvą, ką jisai turėtų daryti, kad žmonės vis dėlto ne 1-5 dalyvautų toje veikloje, o kiekvienas žinotų apie tai, kad taip, mūsų name veikia saugios kaiminystės grupė. Ir ką visą tai reiškia. Nes pagal dabartinę situaciją apie tą programą, net ten, kur vyksta saugios kaiminystės projektas, neretai žino tik tai dalis kaimynų, anaip tol ne visi. Kaip ir minėjau, rodydama tą medžio skaidrę, tai asociacija taps tarpininkų tarp grupių, apibendrins jų informaciją ir atiduos valstybės institucijoms. Mes planuojam organizuoti pakankamai daug įvairiausių renginių susijusių su saugia kaiminystė, nes kaiminystė kaip pati, kaip savoka, jinai yra labai plati. Kaiminystė tai ne tik tai saugumas, kurį gali užtikrinti policija. Tai yra ir bendruomenės gyvenimas, tai yra ir bendri renginiai, bendros veiklos, bendros problemos, kurias jūs galite išspręsti tik tai kartu, o ne kiekvienas atskirai. Tai asociacijos renginių jų bus labai įvairių formatų ir juos mes ir kviesime juose dalyvauti savo narius. Iki kitų metų pabaigos, kadangi esam dar labai nauji, mes sukursime gerosios praktikos duomenų bazę, kurioje kiekvienas prisijungęs narys galės matyti savo kaimynų telefonus, savo kaimyno automobilio numerį ir spalvą, tam, kad jeigu taip nutiko, kad ryte aš atsikėliau anksčiau ir mane kažkoks kaimynas užstatė aikštelį, ar ne, kas įvyksta pakankamai dažnai, kad aš galėčiau, žinočiau, kur aš galiu atsiversti, susirasti to kaimyno iš trečio buto telefoną, jam paskambinti ir pasakyti, klausyk,
patrauk savo automobilį iš čia. Būtent tokiu būdu tai yra pagrindinis tas saugios kaiminystės principas, kuris padeda nuimti nuo policijos nemažą dalį krūvio, kurį jie dabar yra priversti priimti atskirų pareiškimų formą. Kaip ir Gintaras minėjo, pačių keiščiausių ir netgi kartais sunkiai suvokiamų. Kadangi vystant saugios kaiminystės veiklą, tai yra neišvengiamai susiję su daugybė klausimų, kurie iškyla. Turto apsauga, galbūt kažkokios tai saugos tarnybos dalyvavimas, užtikrinant vieno ar kito objekto saugumą, draudimo pasiūlymai, ta prasme, draudikai kaip garantas, kad tai, ką iš jūsų pavogė, kad jums bus kompensuota. Patys iš įvairiausių sričių surinkti pasiūlymai skirti būtent asociacijos nariam irgi jums padės sutaupyti. Nes, kaip ir minėjo Gintaras, kartu visą tai padaryti visuomet yra pigiau, negu daryti kiekvienam atskirai. Tai iš tikrųjų pati schema asociacijos veiklos yra tokia, kad mes iš žmonių, iš saugios kaiminystės grupių, iš bendruomenių veikiančių lauksime jų išsakytų problemų, jų idėjų, kaip tas problemas būtų galima spręsti, jų poreikių, ką jie norėtų padaryti ir jų siūlymų, o ką mes dar galėtumėm padaryti, kad užsitikrintumėm, jo gyvenam saugiau. Savo ruožtų asociacija apibendrins tuos narių poreikius, pateiks galimus sprendimo variantus, tiek pasitelkusi gerosios praktikos pavyzdžius iš kitų institucijų, tiek pasitelkdama įvairius ekspertus į pagalbą, kurie galbūt ateis ir pasakys, kaip visą tai reikėtų daryti. Jeigu pagal tam tikrą projektą ar sprendžiant tam tikrą problemą būtų reikalingas kreipimasis į bet kokias kitas institucijas, asociacijos vardu toks kreipimasis atrodytų gerokai rimčiau negu vieno asmens ar vienos saugios kaiminystės grupės, kuri net neturi juridinio asmens statusą. Kaip ir minėjau, mes ieškosime finansavimo tam, kad jūsų projektai būtų įgyvendinti. Mes ieškosime partnerių, kurie tai galėtų padaryti naudingiausiamis jums sąlygomis ir maksimaliai padėsime ir remsime jūs, jeigu jau pradėsite įgyvendinti kažkokius tai projektus. Šitoj skaidriai yra akivaizdus pavyzdys, kaip visą tai turėtų veikti. Pavyzdžiui, kiek aš žinau, nemažai, ypač naujos statybos namų, dabar norėtų išspręsti automobilių stovėjimo problemą įsirengdami šlagbaumus kieme. Kad tam kieme, kuris priklauso jums, jūsų gyventojams, nestatytų automobilių svetimi žmonės, kitų namų gyventojai ir taip toliau. Tam vienas iš sprendimo variantų yra įrengti šlagbaumą. Jūs išsakote šitą pageidavimą asociacijai. Asociacija apibendrina visų grupių tokį poreikį, suranda reikalingą partnerį, suranda sprendimą tam tikrą ir technologinį tuo pačiu, pateikia tą pasiūlymą jums, vėliau padeda gauti jums reikalingus sprendimus savivaldai, kadangi visa tai yra susiję ir su valstybės institucijų patvirtinimais ir galų gale pagal galimybės ir esamą situaciją dalinai arba net galbūt ir visiškai finansuoja tai, ką jūs norite padaryti. Planuojame turėti ir ieškoti partnerių turto apsaugos, draudimo, namų priežiūros įmonių tarpe, įvairių statybos bendrovių, gerbūvio kūrimo specialistų, langų ir durų gamintojų srity. Ir manau, kad šitą sąrašą galima tęsti ir jisai priklausys nuo to, kokius poreikius vis dėlto išreikš pačios saugios kaiminystės grupės, kokias problemas jie sprendžia. Asociacijos nariu galima tapti
sumokėjus stojimo mokestį ir mokant nario mokestį, todėl kad kaip parodė Lietuvos situacija, tai, ką mes gauname už dyką, mes nevertinam to. Mokesčiai šiais metais jie yra neįmami iš viso. Nuo kitų metų, kaip galite matyti, tai jie yra tikrai iš tikrųjų labai simboliniai. Tarkim, bendruomeniai tapti asociacijos nariu, tai yra sumokėti 20 arba 50 litų stojamąją įmoką. Tai tikrai yra daugiau simbolika, daugiau jūsų priklausimo asociacijai įrodymas negu pinigai kažkam. Tuo pačiu šitie bendri biudžetai, kaip ir sakiau, bus naudojami ir jūsų pačių projektam finansuoti, idėjom įgyvendinti ir kurti. Nario mokestis, metinis nario mokestis, taip pat yra pakankamai mažas. Kaip matot, jeigu jūs esat saugios kaiminystės grupė, tarkim, daugiabučio gyventojų, kuriame gyvena tenai, kad ir 30 šeimų, tai per metus jums visą tai kainuos 25 litus. Ir kodėl tas mokestis, toks mažas, ne? Jisai yra, bet jisai yra tikrai ne toks, kuris užtikrintų, kad asociacija galės finansuoti jūsų projektus. Tai iš tikrųjų yra tik tai dalis viso finansavimo, kurį mes stengsimės pritraukti. Mes planuojame gauti paramą iš ES fondų, dalį pinigų susirinkti per nario mokesčius, ieškosime galimybių ir kreipsimės į įvairias ministerijas tikėdamiesi valstybės pagalbos, kreipsimės į savivaldos atstovus tikėdamiesi, kad jie irgi dalyvaus vykdant vieną ar kitą projektą, ieškosime rėmėjų ir mėginsime gauti dalį gyventojų pajamų mokesčio, kurį vienaip ar kitaip sumokate kiekvienas ir turite teisę paskirti tuos 2 procentus vienai ar kitai organizacijai. Kaip mes jį naudosim tą biudžetą? Tai pradžioje bent jau organizuodami renginius, atlikdami mokymus, organizuodami visokiausius konkursus, ruoždami metodinės medžiagas, kurdami tą pačią duomenų bazę, kurioje, kaip ir minėjau, būtų jūsų konkrečiai duomenys, kurie būtų reikalingi kiekvienam jūsų kaimynui, organizuodami programas ir atlikdami tyrimus. Kaip tapti nariu? Tai iš tikrųjų yra labai paprasta, kaip ir visuomet. Jums reikia užpildyti prašymą ir narystės anketą, kuri yra taip pat jūsų medžiagoje, atsiųsti ją asociacijai arba elektroniniu paštu arba paprastu paštu, gauti asociacijos patvirtinimą, kad taip iš tikrųjų jūs galite tapti nariu ir aktyviai dalyvauti veikloje. Čia yra mūsų kontaktiniai duomenys. Galbūt turite klausimų? Tose grupėse, kur jūs išvardino, žaidimų savimenuodėka, kiek vidutiniškai vienoje grupėje narių? Labai įvairiai. Jų yra... Kiek gali būti mažiausiai? Mes čia diskutavom. Iš tikrųjų, mažiausiai tai gali būti 2. Bet dabartinė, va čia iš tos ryties, kad sakiau, kad tą teisinę bazę reikia kažkokiu būdu tvarkyti, gali atsitikti taip, kad va, kaimynas Bernotas su žmona nusprendė įsteigti saugios kaiminystės grupę. Bet kaimynas Lukošius nesutinka ir įsteigia savo grupę. Tokiu atveju policijos pareigūnai užsideda savo 2 pliusiukus, įkūriau 2 grupės, ne? O realiai niekas nevyksta, nes saugios kaiminystės principas yra įtraukti tuos žmonės, kurie gyvena kartu. Pasakyti, kad va čia yra mano automobilis, va čia mano bute gyvena tik tai tokie ir tokie žmonės, pas mus galbūt ateina draugai, bet visą laiką matosi, jeigu ateina draugai, ne? Ir padėk man žiūrėti tai, ką aš turiu, aš padėsiu žiūrėti tai, ką tu turi. Tai yra pagrindinis principas. Visa tai dar bus tobulinama ir kiek aš žinau, dabar yra ruošiama nauja saugios kaiminystės sutarties versija,
Kai jinai bus, manau, kad policijos pareigūnai, kol kas vienintelis šaltinis, kuris skleidžia šitą idėją, asociacija galbūt tik tai prisijungs prie tos veiklos, būtinai jūs informuos apie tai, kokia ta sutartis yra, kaip ją sudaryti ir kas tenai bus parašyta, nes pati dar nuodugniai nežiūrėjau. Ką rašyti nuo 3 iki 7 minučių dažniausiai? Geriausias skaičius. Nuo 3 iki 7. Kažkas ko reikia plėstis ir pažiūrėti vienalaikį. Nu gerai, yra kažkokie ten kirių, kurie nenori nieko, bet didžioji dauguma, 80% turi jos nugalėti. Yra labai susvetimėjant žmonės. Jie dabar gyvenam, mes jau populiariniam name 50 metų. Anksčiau, aš dirbu 20 metų bendrijoje. Buvo žmonės kaip žmonės, atmetus kokį 10 metų. Dabar viens kitam akis išdraskytų, viens su kitu priešai pasidaro, tu laiptinės nevalai, tu to nedarai, to nedarai, tu šunį ten išvedėjai, tu ten šuo ten padarė. Baisus reikalas yra tarp žmonių, susvetimėjimas yra baisinis. Taip. Vien su kitu net laiptinėje nesisveikindami, po 50 metų gyvenime. Pasidaro priešais. Tai kaip juos įdaryti? Tai va čia mes ir padėsim, nes iš tikrųjų tas pirmas žingsnis tai galėtų būti informavimas tų žmonių, kad būkim kaimynais. Mes turim saugios kaiminystės grupę, tu turi pasirašyti savo kontaktus, ne? Aš toks ir toks, mano telefonas toks ir toks, mano automobilis ten ir ten. Ir tada žmogus jau pradės bendrauti. Aha, tu pas mane atėjai su kažkokia tai problema, ne? Aš tau padėjau, pasakiau kažką tai tokio, išreiškiau savo nuomonę, aš jau jaučiuosi įtrauktas. Bet čia iš tikrųjų yra atskiros temos, kurios yra dabar pernelyg plati auditorija. Ten reikia susikviesti kiekvieną konkrečią grupę atskirai. Auditorija į tarybiniais laikais vien su kitu šnapsą gėrė, petrinę žmoninę šventė. O dabar skyrė žmonės prie žmonių.